Čia parodysime, kaip savo tinklapyje pakeisti naudojamus reklamos paveikslėlius. Taigi sakykime, kad mes norėsime pakeisti šiame paveikslėlyje reklama numeris 1 rodomus paveikslėlius ir nukreipti juos į kitus tinklapius, negu jie būtų nukreipiami dabar. Pirmiausia, eikime į savo administratoriaus sąsają, į mediją tvarkyklę, į aplanką Banners. Čia matome šiuo metu naudojamų reklaminių skydelių paveikslėlius. Įkelsime dar porą naujų paveikslėlių. Kaip matome, įkėlėme 2 naujus paveikslėlius, Nežinau LT ir Skaityk IT LT. Dabar eikime į komponentai, reklaminis skydelis, reklaminiai skydeliai. Kaip matome, šią reklamą sudaro L-Ryto reklama, Alfa LT ir Delfi reklama. Susiraskime šios skydelius čia. Vieną reklaminį skydelį ištrinkime iš viso, pavyzdžiui, L-Rytas. O Delfi ir Alfa LT atitinkamai pakoreguosime. Vietoj Delfi LT įrašykime Skaityk IT. Jeigu mums už reklamą kas nors mokėtų, tai čia galėtume įrašyti parodymų skaičių, pavyzdžiui, 10 000 ar 20 000. Čia įrašysime adresą, kuriuo bus nukreiptas lankytojas paspaudęs ant reklamos. Iš šio sąrašo pasirinksim paveikslėlį. Pareaguojam Alfa LT. Dabar grįžkime į savo tinklapį ir atnaujinkime jame esančią informaciją. Tai dar yra likęs vienas skydelis Gera diena. Kas mums nelabai reikalinga, ištrinkime jį. Matome, kad paveiksliukas yra šiek tiek nukirptas. Pasižiūrėkime tikruosius paveikslėlių išmatavimus. Kurie yra 200 iš 125. Paredaguokime atitinkamai reklaminius skydelius.
Kadangi nepasiekėm norimo rezultato, dar pereikime į modulių tvarkyklę. Filtruokime pagal dešinę poziciją. Įeikime į modulį reklama numeris 1. Nutrinkime modulio klasės sufiksą. Aukštį nustatykime 125. Plotis tegul išlieka koks yra. Spaudžiame išsaugoti. Grįžkime jau į išorinę sesiją ir dar kartą atnaujinkime vaizdą. Štai, matom, pagaliau pasiekėm norimą rezultatą.